Labą dieną, esu Humanitarinio fakulteto literatūros istorijos ir teorijos katedros docentė Irena Baliulė. Šiandien tęsėme pokalbį apie žanrinę kūrinių analizę. Primenu, kad praėjusį kartą kalbėjom apie prozos, epo žanrus, šiandien kalbėsime apie lyrikos žanrus. Primenu, praėjusį kartą suskirstėme literatūrą į rūšis, tiesiog kalbėjome apie tai, kad mes turime 3 literatūros rūšis – epą, lyriką, dramą ir minėjom, kad tie skirstymo kriterijai buvo numatyti, pasakyti dar antikos mąstytojo, tyrinėtojo Aristotelio. Taigi ir šiandien sakome, kad yra 3 skirstymo kriterijai – žmogaus vaizdavimo aspektas, komponavimo principai, kalbos organizacija. Lyrika. Lyrika paprastai yra suvokiama kaip jausmų ir minčių. Lyrikos centre yra jausmų ir minčių vaizdavimas. Lyrika yra žmogaus jausmų ir minčių vaizdavimas. Lyrikoje dominuoja tai, kas subjektyvu. Tai yra dvasinė būsena, jausmai, nuotaikos, emocionalios mintis. Centre lyrinis subjektas arba lyrinis aš, dar pavadinamas lyriniu pasakotoju ar eilėraščio žmogumi. Tai ir yra svarbiausios ypatybės, kurias mes turime atskleisti, kalbėdami apie lyriką. Lyrika yra skirstoma į tipus. Visų pirma, pagal lyrinio subjekto, kuris yra lyrikos analizės centras, lyrinio subjekto santyki su išoriniu pasauliu. Paprastai literatūros moksle yra skiriami šie lyrikos tipai. Manifestinis, dainiškasis, meditacinis, naracinis arba pasakojamasis. Galimi ir kitokie skirstimai, kuriuos jūs galite rasti Viktorijos Daujotytės knygoje, Lyrika mokykloje. Tačiau jeigu mes remiamės šiandien kalbėdami šito skirstimu, tai galime kalbėti dar ir apie manifestinę poeziją arba eilėraštį, apie dainiškąją poeziją arba eilėraštį, meditacinę poeziją arba eilėraštį, naracinį eilėraštį arba pasakojamąją poeziją. Taigi vienijančios savokos, labiausiai vartojamos savokos yra poezija, eilėraštis. Lyrikos žanrai yra susiformavę taip pat dar antikoje ir ta tradicinė klasifikacija yra žinoma, akivaizdi, čia ją pakartosime, yra tokie lyrikos žanrai – odė, epigrama, elegija, epitafija, romansas, sonetas, trioletas ir kiti. Na ir šiuolaikinėje 20 amžiaus literatūroje, poezijoje jums teko susidurti, tarkim, su Mačernio sonetais, Binkio trioletais, galime rasti, tarkim, epitafiją, Maldonio poeziją. Kitaip tariant, to grynuoju pavidalų žanrai šiandien egzistuoja, tačiau vis dėlto eilėraštis šiandien laikomas pagrindiniu universaliu žanru. Ir čia reikėtų pažymėti, kad sąvoka eilėraštis turi 2 reikšmes. Eilėraščiai yra visi lyrikos kūriniai, visi eiliuoti lyrikos kūriniai yra eilėraščiai ir eilėraštis yra neapibrėžto turinio ir formos žanras, tarp kitų lyrikos žanrų. Šiandien tokio apibrėžimu ir remsime. Paprastai kalbant apie eilėraščio analizę, pirmoje vietoje turėtų būti lyrinis subjektas ir jo raiška. Tai yra eilėraščio centras, mums reikia išsiaiškinti, kieno vardu yra kalbama eilėraštyje. Toliau mums svarbus yra lyrinis vyksmo kelias. Atkreipiu dėmesį, tai yra vyksmo, ne veiksmo kelias. Tai yra eilėraštyje yra sava logika, yra sava emocinė minčių raida. Ir paprastai jinai išreiškiama meniniu vaizdu, taigi mums labai svarbus vaizdas, vaizdinė sudėtis. Ir kai kalbame apie vaizdą, tai labai svarbu išsiaiškinti, kokiu psichologiniu faktoriumi pagrįsti vaizdai. Tai gali būti stebėjimas, jausmas, vaizduotė. Žinoma, kiekviename eilėraštyje, kaip ir literatūros kūrinyje, yra labai svarbus laikas ir erdvė. Kartais yra pasakoma, kad laikas eilėraštyje visada yra dabartis. Erdvė gali būti labai apibrėžta ir kartu labai apibendrinanti. Na ir žinoma kompozicija. Kalbant apie eilėraštį, yra išskiriamos netgi specifinės kompozicijos formos, tačiau dažniausiai apsiribojama bendra kompozicijos charakteristika susijusia būtent su tuo, kas prieš tai yra pasakyta, koks yra lyrinis vyksmas, kokia vaizdinė sudėtis.
Žinoma, eilėraščio analizė negali apsieiti be poetinės kalbos analizės. Tai yra fonetinė, leksinė ir sintaksinė kalbos organizacija, fonetinės, semantinės, sintaksinės figūros. Tai yra meninės ypatybės, kuriomis remiantis yra kuriamas vaizdas, kurio išreiškiamas tas lyrinis subjektas. Jeigu kalbame apie eilėraštį, visada prisimename ir eiliuotos kalbos ypatybės. Tai būtų metras, rimas, eilėdaros sistema. Tačiau, kai kalbame apie šiuolaikinę poeziją, paprastai šitos ypatybės yra nusitrynusios, mes kalbame apie laisvą eiliavimą, paprastai šiuolaikinėme eilėraštėje ritmo pagrindas, pagrindinis eiliavimo pagrindas yra sintaksinė kalbos organizacija. Na ir primenu Jums, kad mūsų pokalbio objektas yra lyrikos rūšių ir žanrų sąsajos. Ir čia mes pasirenkame būtent naracinį arba pasakojamąjį eilėraštį, kuriame akivaizdžios lyrikos ir epo sąsajos. Viktorija Dojotytė yra pasakiusi, pasakojamasis naracinis eilėraštis yra lyg tarpinis tarp lyrikos ir epo. Pasakojimui reikia siužeto, veikėjo. Šitame naracinėme eilėraštėje mes tai ir randame. Na, jeigu kalbame apie 20 amžiaus pabaigos lietuvių lyriką, tai ryškiausi naracinio pasakojimo tipo atstovai yra Judita Vaičiūnaitė, Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis. Konkretesniai analizai pasirenkame Juditą Vaičiūnaitę, kuri gyveno 1931–2001 metais. Ryškiausia jos kūrybos tyrinėtoja yra Viktorija Dojotytė, Virginija Balsevičiūtė Šlekienė. Literatūros mokslininkė Virginija Balsevičiūtė Šlekienė įvardėjo Vaičiūnaitės lyrinį subjektą kaip įgaliotąjį sakytoją. Tai yra epinis poetinio teksto aspektas. Paprastai Vaičiūnaitės eilėraščiams yra būdingas noveliškumas, tai yra minimalus lyrinis siužetas, susitikimų, išsiskyrimų, praradimų užuomena. Literatūrologė Rita Tutlytė savo knygą apie eilėraščio analizę pavadino eilėraščio skaitymas, tuo tarsi pabrėždama, kad ir eilėraštis reikalauja skaitytojo pastangų, kad eilėraščio suvokimas atsiranda iš teksto skaitymo proceso. Tai labai svarbu Vaičiūnaitės eilėraščiui. Vaičiūnaitės eilėraščiui epo požymiai suteikia laiko ir erdvės konkretumo, bet jie veda prie lyrinio subjekto, o ne prie išorinio pasaulio istorijos. Juditos Vaičiūnaitės poetinė sistema susiformavo jau 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, pasikartodama ir vėlesniuose tekstuose. Tai yra, norėčiau pabrėžti, kad jos poetinė sistema pastovi. Tam, kad įrodytumėm šitą tezę, pasiimkime ir ankstyvojo, ir vėlyvojo laikotarpio jos eilėraščių. Visų pirma, eilėraštis Aš išeinu, jis yra 4. iš ciklo Priemiesčiai. Na, reikia atkreipti dėmesį, vėliau mes dar akcentuosime, kad Vaičiūnaitė labai mėgsta eilėraščių cikliškumą, tai irgi yra vienas iš epiškumo požymių. Taigi 4. eilėraštis Aš išeinu. Paskaitykime. Suknelės kleidžias lyg senas parašiutas. Dar niekados nei vėjo tiek, nei tiek erdvės man nepriklausė. Kaip atvirukų stendas apačioj visi kvartalai sukas ir tartum pienė baltuoja prie vartų 100-metė kriaušė. Kaip muilo burbulus aš išpučiu įvairias spalvės saulės ir paperku gatves vos girdimų pakimusių niūniavimų. Iš surūdijusio fontano tik atsigeriu iš saujos ir be išaušusios dienos į kelią nieko neimu. 1963 metai. Kaip minėjau, tai ankstyvojo laikotarpio eilėraštis, kuriame randame būdingą Vaičiūnaitei teksto išorinę ir vidinę sąrangą. Ciklas didesnė struktūrinė eilėraščio forma, ypač mėgstama Vaičiūnaitės. Prieš mus lyrinė miniatiūra, įrėminta platesnio ciklo, kurio pavadinimas Priemiesčiai. Šiame kūrinyje galime rasti Vaičiūnaitės miesto poetės ypatybių. Kritikai pastebi, kad poetė gerai jaučia miesto architektūrą, jos ribas. Centras, kuris dažniausiai sutampa su senamiesčiu, miestas, priemiestis, užmiestis. Jas atpažinti skaitytojui padeda poezijos realios įvaizdžiai susiję su minėtomis miesto dalimis.
Aptariamame eilėraštyje Išeinu priemiestį žymi žodžiai vartai, šimtametė kriaušė, pienė, erdvė, vėjas. Miesto erdvei priklauso gatvės, kvartalai, atvirukų stendas. Surūdijęs fontanas tarsi jungia šias dvi erdves. Lyrinis subjektas išeina iš priemiesčio, kur daug erdvės, vėjo, saulės ir ruošiasi žengti į senamiesčio gatves, kurių kvartalai stebimi iš aukštai. Jie sukasi kaip atvirukų stendas. Lyrinio subjekto kaip pasakotojo ir stebėtojo paveikslas sukonkretina nuo vėjo išsipūtusios suknelės, kimaus niūniavimo, gurkšnio vandens iš fontano detalės. Tai jaunos merginos išsiruošusios į kelionę išaušusią šiltą dieną vaizdas. Ji yra šio eilėraščio įgaliotoji sakytoja. Ji stovi aukštai ir žiūri žemyn. Ten jos laukia miestas su gatvėmis, kurias ji ketina papirkti savo jaunystę, savo polėkiais ir sumanimais. Šį įspūdį padeda atskleisti dėmesį žodžiams, kurie kūrė harmonijos su pasauliu įspūdį. Eilėraštyje dominuoja apskritimo, rutulios figūros, sukurtos pasitelkiant palyginimus, kaip senas parašiutas, tarytum pienė, kaip atvirukų stendas sukas, kaip muilo burbulas, įvairias spalvės saulės. Senas surūdijęs fontanas taip pat asocijuojasi su apskritimu. Šį įspūdį sustiprina spalvos semantika, vyrauja žydėjimo balta spalva, nors tik vieną kartą yra konkrečiai įvardyma, boluoja prie vartų šimtametė kriaušė. Vaičiūnaitės poezijoje apskritai balta spalva dominuoja. Spalva ir šviesa jos poezijoje dažnai yra ir estetinio vertinimo išraiška. Aptariamo eilėraščio lyrinis subjektas trykšta jaunystę ir tuo sustiprina pavasario alsavimą. Dar nekados nei vėjo tiek, nei erdvės man nepriklausė. Esamojo laiko veiksmažodžiai ryškina veiksmą, judėjimą, skleidžias, sukas, boluoja, išpučiu, paperku, atsigeriu, neimu. Išėjimo motyvas išsakytas kelio įvaizdžiu, į kelią nieko neimu. Pirmojo asmens forma sustiprina kalbėjimo subjektyvumą, kalbėjimo apie save įspūdį, bet kartu tai yra apibendrinta jaunystės situacija, naujo gyvenimo etapo, naujo kelio pradžia, o lyrinis subjektas žvelgia į pasaulį kaip maksimalistas, pasiryžęs daug nuveikti. Eilėraščio data, kaip minėjau, 1963. Tad jaunos merginos paveikslas gali būti sietinas su pačios poetės gyvenimo situacija. Primenu, Vaičiūnaitė gimė 1937 metais. Tačiau čia svarbiausia poetinė erdvė, kiekvieną kartą leidžianti vis naujam skaitytojui pajusti šią harmonijos su pasauliu būseną. Atkreiptinas dėmesys į eilučių laužymą, kai atskiriami, galima sakyti, epinio kalbėjimo siužeto elementai. Apačioje kvartalai sukas, o čia baluoja šimtametė kriaušė, ji įsivaizduojama mergina atsigeria iš saujos ir niūniuodama išeina į kelio nieko neimdama. Eilučių laužimas sukuria architektūrinį eilėraščio vaizdą. Poetinės raiškos priemonės čia vyraujantis palyginimas, kuriantis apskritimo, rutulio įspūdį, pavasario spalvos, šilumos, šviesos, saulės, vėjo ir erdvės įvaizdžiai perkelia tekstą į eilėraščio lygmenį, suteikia kalbėjimui apibendrintos poetinės prasmės. Kaip sakiau, tai eilėraštis iš ankstyvojo Vaičiūnaitės kūrybos laikotarpio. Pasižiūrėkime į kitą eilėraštį Pavasario šviesa, kuris parašytas 1988 metais ir jį galėtumėm priskirti jau vėlyvajam Vaičiūnaitės kūrybos laikotarpiui. Atkreipiu dėmesį, kad matytumėt visą tekstą, šitas eilėraštis sudėtas greta, šiaip jis turėtų atrodyti taip, kaip ir pirmasis eilėraštis, tai yra vientisas tekstas žemyn. Paskaitykime šitą eilėraštį. Pavasario šviesa. Senamiestyje prieblandos lange budžiu. Pavasario šviesa gėlėtų drabužių, lyg Botičelio nemirtingame paveiksle, basa jau žengia žliuginų sniegu. Paskleis plukes, našlaitės, šilagėlės, žibuoklės, paberk išskraito jų mažytės puokštės. Klesti vainikai iš auksinių pievų, eik šypsodama.
pražydo skverai, parkai, upių skardžiai, sodai, obels ir vyšnių žiedlapių auksinių dulkių prikrytę tau į plaukus spindulius. Apstulk senamiestį lyg katakombose. Bet čia, nužengusi šviesa lyg Botičelio paveiksle, šventas šlamesys už sienų, žingsniai per purviną koridorių, juos atpažinsi. Prieš pradėdama kalbėti apie šį eilėraštį norėčiau parodyti Sandro Botičelio, kuris gyveno 15 amžiuje, paveikslą, kuris vadinasi Pavasaris. Šis paveikslas tampa Vaičiūnaitės eilėraščio siužetu. Kaip sakiau, šio eilėraščio lyrinio subjekto situacija, kaip mes skaitėme, nusakyta pirmoje eilutėje – senamiestyje, Prieblandos lange, budžiu. Veiksmažodis budžiu sukuria laukimo, stebėjimo įspūdį. Eilėraštyje tapomos jaunos mergaitės paveikslas, kurį konkretina asociacija su ankstyvojo renesanso dailininko Sandro Botičelli paveikslų Pavasaris, kuris yra sukurtas 1478 metais. Šis paveikslas, jo siužetas ir meninės detalės tampa eilėraščio lyrinė istorija, kurią galima papasakoti. Tarsi iš Sandro Botičelio paveikslo paimtas Vaičiūnaitės eilėraščių įvaizdžiai. Pavasario šviesa, gėlėtų drabužių, paberk iš skreito jų mažytės puokštės, eik šypsodama, auksinių dulkių prikrytę tau į plaukus, nužengusi šviesa lyg Botičelio paveiksle. Paprastai tiek poezijoje, tiek prozoje dažnai vienas meno kūrinys aiškina kitą. Šiuo atveju Botičelio paveikslas Vaičiūnaitės eilėraštį, o šis leidžia kitaip pažvelgti į paveikslą. Šiandien mes tos kūrinius galime palyginti toj pat internete atradę informacijos apie renesanso tapytoją Sandrą Botičelį ir pažiūrėję į jo paveikslus. Čia pravartu prisiminti, kad Marcelijus Martinaitis yra pavadinęs Vaičiūnaitę renesanso poete, atsidūrusią šiuolaikiniame Vilniuje. Bet grįžkime prie eilėraščio. Eilėraščio pradžioje ir perskaitykime eilėraščio pradžią dar kartą. Senamiesčio Prieblandos lange budžiu. Rutuliuojasi dar viena konkrečios erdvės istorija. Senamiestis, Prieblanda, senamiestį lyg katakombose, žliugina sniegas, žingsniai per purviną koridorių. Tai miesto, jo senamiesčio erdvė, kuri kaip kontrastas pavasario šviesai, Prieblandoje skendinti, žliugina ir purvina. Numanome, kad tai Vilniaus senamiestis. Daujotytė savo naujausioje knygoje vieninteliam miestui Juditos Vaičiūnaitės Vilnius, išleistoj 2009 metais, vadina Vilnių vieninteliu Vaičiūnaitės miestu. Ryškėja ir tai, ko laukia senamiesčio erdvėje esantis lyrinis subjektas. Čia dar žliugina sniegas, dar Prieblanda, bet iš šviesos švento šlamesio jau kyla vaizduotėje pavasario vizija. Pražydo skverai, parkai, sodai, taip iš toli iš senamiesčio lango nesimato. Tai jau iš emocinės patirties ateinantis vaizdiniai, apimantis ir miesto, ir užmiesčio erdves. Gamtos detalės jungia šias erdves. Įsivaizduojamos mergaitės pavasario šviesos išskreito barstomos gėlės, lūkės, našlaitės, šilagėlės, žibuoklės yra ne tik miško laukų gėlės, bet ir pavasario spalvų paletė. Balta, violetinė, mėlyna. Ji papildo jau minėto žydėjimo baltą spalvą, o dar šioje paletėje auksinės pievos, auksiniai saulės spinduliai, auksinių dulkių prikrytę tau į plaukus spindulius. Šiame eilėraštyje susijungia Vaičiūnaitei būdingos kultūrinės atminties ir subjektyvios istorijos laikas. Tai leidžia patirti laiko magiją, regėti viziją dabarties laike, išgyventi nuolatinį laiko virsmą, pajusti kasdienybės sakralumą, sako Virginija Balsevičiūtė. Asmeninė pasaulio laukimo situacija čia išgyvenama kaip kažkas pasikartojančio, žinant, ko lauki. Šventas šlamesys už sienų, žingsniai, juos atpažinsi. Bet kartu tas pasikartojimas vis kitoks, vis naujai išgyvenamas. Apstulk, kviečia lyrinis subjektas.
Taigi, kaip ir pirmame eilėraštyje, lyrinis siužetas su epiniais pasakojimo elementais pereina į poetinio apibendrinimo plotmę. Eilėraščio struktūra išlaiko tą patį laužomos eilutės principą. Šiame eilėraštyje tai atspindi kontrastą tarp realybės ir vizijos. Paskleisk, klesti, eik šypsodama, bet čia žingsniai. Tarsi dvi erdvės sujungia įgaliotasis sakytojas poetinę liepiamąją veiksmažodžių formą, paversdamas viziją realybę, bet kartu išlaikydamas ir virsmo paslaptį. Jeigu atkreipsime dėmesį į šio teksto sintaksinę organizaciją, tai suvoksime, kad visas eilėraštis vienas sakinys, apimantis aptartus ir turinio, ir formos elementus. Šio ilgo sakinio sintaksinę sąrangą žymi gausybė skyrybos ženklų, dvitaškis, brūkšniai, kableliai. Poetinėme lygmenyje jie padeda sudėlioti emocinius akcentus. Įsiskaitę suprantame, kad svarbiausias akcentas po brūkšnio. Paskleisk plaukus spindulius, apstulk, juos atpažinsi. Ilgas sakinys taip pat yra epinio sakymo požymis, bet kartu, kaip matome, tai poetinė laukimo, emocinio atpažinimo ir apstulbimo akimirka. Apibendrindami galime pasakyti, kad aptarimui paimti Juditos Vaičiūnaitės eilėraščiai yra iš ankstyvojo ir vėlyvojo kūrybos laikotarpio. Juos jungia pavasario motyvas, miesto ir kultūros įvaizdžiai, tai būdingi Juditai Vaičiūnaitei. Eilėraščiuose panašiai konstruojamas įgaliotojo sakytojo arba lyrinio subjekto, lyrinio pasakotojo paveikslas. Kultūros, miesto įvaizdžiai, spalvos ir laiko semantika yra Juditos Vaičiūnaitės poetikos savitumas, kurį galime atpažinti, skaitydami tiek ankstyvojo, tiek vėlyvojo kūrybos laikotarpio eilėraščius. Na, o plačiau apie tai, kas čia buvo kalbėta, galima rasti mano straipsnėje 2 Juditos Vaičiūnaitės eilėraščiai žurnale Gimtasis žodis 2009 metų, numeris 11. Šiandien viskas, kitą kartą kalbėsime apie dramos žanrus.